Labą dieną visiems. Esu Edita Nemira iš GCART Baltic. Šiandieną pasikalbėsime apie standartizavimą, nes daug buvo kalbėta, kad reikia daryti, įgyvendinti planus. Mes esame auditoriai, kurie ateina į organizacijas iš šalies nustatyti atitikties ar organizacijos reikalavimų. Ir aš noriu pradėti. Kai auditorius ateina į organizaciją, visi labai jaudinasi ir mums reikia nuimti tą įtampą. Todėl aš įdėjau tokią skaidrę, kad jums pasakyti įdomią tokią istoriją. Visi turbūt esat girdėję Harry Houdini. Jis buvo labai žymus iliuzionistas 20 amžiaus ir mokėjo ištrūkti iš grandinių, panėręs po vandeniu išnerti iš to vandens. Ir jis turėjo tokį triuką, kad iškviesdavo iš salės stipriausią varžovą ir sakydavo, trenk man į pilvą, ir didžiuodavosi tuo, kad atlaikydavo tą smūgį. Tačiau kas yra įdomu, kad vieną kartą po užkulisiuose prie jo netikėtai priėjo studentas ir netikėtai smogė į pilvą. Ir va tas netikėtumas iššaukė apendiksą, lygą ir nuo to Houdinis numirė. Tai va aš norėjau paminėti, kad šiai dienai daug kalbame apie grėsmės, apie pavojus, kuriems ruošiamės, planuojam, scenarijus aprašom, bet kartais nutinka tokie netikėti dalykai, kaip smūgis į pilvą ir gali būti pasekmės liūdnos. Tam pasaulis yra išradęs ISO standartus. Sako, kad galima susitvarkyti ir standartizuoti savo procesą ir yra tokie du standartai. ISO 22301, tai yra veiklos tęstinumo vadybos sistema. Ir antras standartas labai populiarus dabar yra ISO 27001 informacijos saugos vadybos sistema. Šiandieną sertifikavimas tampa jau netgi, standartai yra laisvanoriški, organizacijos gali nuspręsti, ar nori juos pasirinkti, bet labai dažnai tai yra įmonėms jau konkursuose reikalavimas. Sertifikavimas tai reiškia, kad organizacijoje yra vadybos sistema sudėliota taip, kad yra parengti proceso aprašai veiklos tęstinumo srityje, planai parengti ir jie ištestuoti, išbandyti praktiškai. Ir kai jau organizacija pasiruošia, tada skambina sertifikavimo įmonė ir sako, ateikite, mes esam pasiruošę, išbandykite mus, nustatykite mūsų atitiktį. Ir tada auditorius, kuris nešališkas, nedalyvavo diegime, atvyksta į organizaciją su komanda ir pakankamai ilgą laiką, nesu išbandymu, įsibrovimu, organizacija patikrina. Ir jeigu nustato atitikti visų reikalavimų, jiems yra išduodamas 3-metais sertifikatas. Ir vėliau turimas toks 3 metų ciklas, per 3 metus dar 3 kartus susitinkama su organizacija arba taip, jeigu nori, toliau tęsiama. Iš sertifikavimo patirties, kad nebūčiau labai nuobodi, kalbant apie standartizavimą, paminėčiau tokias gal 5 taisyklės pabandžiau išbendrinti, ką paskutiniu metu mes pastebime, kai sertifikuojame vadybos sistemas. Na, didesnė tokia bėda gal, kad kiekvienai organizacijai tai yra pirmas kartas sertifikavimasis ir jie dar neturi tiek duomenų, kad galima būtų kalbėti apie organizacijos procesuose vykstančius įvykius, incidentus, jų kiekius, tendencijas, ką norėtume matyti, analizę metų eigoje, kokia yra situacija. Todėl pirmiausias gal toksai trūkumėlis, kad šiai dienai nėra dar monitoringo ir trūksta tų duomenų, kad galima būtų gilesnę analizę pamatyti. Ir tada kartu su auditoriais organizacijai reikės užaugti, kad galėti save pradėti matuoti, turėti įrankius ir užtikrinti, kad visa tai būtų įvykdyta. Sekanti taisyklė būtų, kad kartais reikia daug laiko ir visi neria labai giliai. Arba galvoja, kad jau yra 100% pasiruošę, tvirti, kai ateiname. Bet labai dažna būtų gal rekomendacija įsivertinti pirmiausia realiai, kiek iš tikrųjų esate pasiruošę. Būtų pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu yra atliekamos veiklos tęstinumo pratybos, kad ir elementarios gaisrinės saugos išbėgimo metu,
bandoma imituoti, kad koks 15, 30, 50 žmonių kompiuterių užsiliejo. Ne? Tai kai grįžtam po tradicinių išbandymo pratybų, ką mes toliau žiūrime. Nežiūrime realiai, o tai 20 ar 50 kompiuterių yra užlieta. Ir va tada klausimas būtų, veiklos tęstinume auditoriai tikisi, kad įmonė yra tiek išsitreniravusi, kad per 4 valandas šitą klausimą išspręs, nusipirks naujus kompiuterius, suinstaliuos, sudiegs, paleis procedūras, pakels atsarginės kopijas iš duomenų centro paskutinės ir po 4 valandų visi smagiai grįžta ir tęsia darbą. Tai dauguma įmonių, kai atvažiuojame ir klausiam, tai kaip jis pasiruošia veiklos tęstinumui, dažnai sako, na, sutartyje pas mus parašyta 30 dienų, kad turim dar gyvuoti, kas be nutiktų ekstremali situacija kokia. Tada mes klausiam, ar tikrai jūs galėtumėte 30 dienų gyvuoti, jeigu prasidėtų bet kokia ekstremali ar kibernetinė saugos ataka, ar kitas incidentas ar įvykis įvyktų. Ir tuomet grįžtam prie to, kad visgi reikėtų realiai testuotis ir išsibandyti iki resursų atstatymo lygio. Realiai. Jeigu pažiūrėti trečioji taisyklė, mes kaip ir sakome, kad žmogiškas veiksnys visgi yra. Ir šiai dienai atsiranda tokia naujovė, kad reikalinga įgūdžius smarkiau ugdyti, kad tie specialistai, kurie yra priskirti prie veiklos tęstinumo, informacijos saugumo užtikrinimo, galėtų įgyvendinti tas procedūras, suprastų, kaip testuoti, kaip pagal tuos scenarius žmonėms imitavimus paleisti. Reikalingas įgūdis išmokti žmonėms perduoti tas žinias ir tą informaciją. Mes standartai tai sakom paprastai, tai kompetencijų ugdymas, testavimas, kibernetinės saugos testai, imitavimai, pratybos, visa tai įeina į standartą jau prievolė daryti netgi kas metus. Ko tikėtis? Kaip sukurti planą ir kur judėti? Mūsų auditorių kalba. Tai mes tikimės, kad atėję organizacijoje rasime veiklos tęstinumo planą. Bet labai dažnai žinote, kokį mes jį randame. Jis yra tiesiog dokumentas, kur parašyta, kad pas mus gali būti gaisras, skambinti tokiu numeriu, gali būti kibernetinė ataka, skambinti IT specialistai, tokį lakonišką situacijų išvardinimą. Bet iš tikrųjų, jeigu pagal vadybos standartą, tai yra daug gilesnis dalykas. Nes organizacija kiekvienai tai situacijai, jeigu yra gaisras ir atsistatymas, turi tada pasiruošti veiklos planą, BCP planą, dar Business Continuity plan vadinamą, ir dar atsistatymo planą, realiai, kiekvienai situacijai. Tai šiai dienai nuo dauguma organizacijų būna, kad neturi ir tik tai supranta sertifikuojantis, kad jiems reikės smarkiai toliau dabar padirbėti, kad atsirastų veiklos tęstinumo planai ir atsistatymo planai. Ir pagal mano 3 punktą, dar kad nebūtų to atsitiktinumo, dar juos reikės ir išbandyti. Tikamasi, kad kas metus daromi ne 2 testai, vienas pažeidžiamumų testas su išorinius ekspertų pasamdytų, kai jie patys net nežino tos scenarijaus, ko jiems tikėtis. Ir antras testas tai yra organizacijos viduje, kai reikia patiems išsibandyti vieną iš veiklos tęstinumo plano situacijų, pratybas ir nebūtinai tą tradicinį gaisrą, gali būti ir daug kitų dalykų, kaip duomenų centro nulūžimas ir panašiai. Na, dažniausia pradėti kalbėti apie atsakomybės, rolės, nes pagal standartą turi būti sudėliotas atsakomybių matricos, turi būti priskirta informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Nebūtinai ten pareiginėse nuostatose, bet ir kitose dokumentuose. Ir dažnai yra taip, kad tik tai, kai įvyksta kibernetinė ataka, duomenų praradimas, tada pradedam kalbėti, kas organizacijoje yra kaltas ir kas turėjo visą tai daryti. Tai vadybos sistema padeda truputį anksčiau susiplanuoti šiuos scenarijus, kad nereikėtų po to ieškoti kaltų. Net yra sakoma, kad tas žmogiškas veiksnys, kad jeigu žmonės vėliau reaguoja ir nėra pasiruošę, tai yra daugiau vadybos sistemos problema, o ne žmonių problema, kad jie nebuvo išmokyti. Ir gal tokie link sekančios skaidrės būtų per daug, per anksti, per greitai, paškomentavau tą mano principą, bet dažnai sulaukiam skambučių ir sako, kitą savaitę mums konkursas, reikia pridėti sertifikatą. Ir mums tenka, dėja neturim konsultuoti, bet turim pasakyti ir konstatuoti faktą, kad tai neįmanoma pasidaryti taip greitai, kaip jie nori per savaitę.
Tai mano kaip ir antras punktas, jisai žymė apie tai, kad norint susikurti vadybos sistemos tikras procedūras, apsirašyti planus, veiklos tęstinumo planus, atsistatymo planus, išsibandyti pratybas, organizacijose užtrunka būna ir pusę metų, ir metai, realiai tik tada, kai pasiruošia, jau gali kreiptis į sertifikavimo įmonę, sakyti, kad mes jau turime įrodymus ir galite atvykti ir mus dabar patestuoti, išbandyti. Kad nebūtų vien žodžiai mano vadybiniai standartiniai, tai aš noriu pakviesti būtent telecentro atstovą, jie yra sertifikavęsi veiklos tęstinumo standartų, papasakos savo patirtį. Prašau. Taip, kad nebūtų nuobodu iš bendrų pavyzdžių, tai pereisim prie realaus gyvenimo. Ir kas mes tokie, pradėsim nuo to, kas mes tokie esam, kas mes per organizaciją. O turbūt mes esame įmonė, kuri, štai ir dešinė pusė, kurios ofisas matosi nuo Vievio. Tai esame labiau žinomi iš televizijos bokšto, tačiau jau vis daugiau ir daugiau esame žinomi kaip IT paslaugų teikėjas, valstybės duomenų centrų operatorius, saugumo operacijų centro teikėjas ir kitų paslaugų. Esame valstybės antros kategorijos nuo saugumo įmonė ir tai ta kategorija, sako, mums duoda ne tik tai įpareigojimą, aišku, duoda ir galimybės, o to pačiu mums suteikia ypatingą svarbą ir reikšmę mūsų darbui, ką mes darome, kaip mes rūpinamės mūsų saugumu kaip organizacijos, o taip pat ir mūsų klientų, kuriuos mes talpiname savo valstybės duomenų centruose ar užtikriname kitas paslaugas, kaip pavyzdžiui LRT, nacionalinio transliuotojo programos, kurios yra siunčiamos visoje Lietuvoje ir beje dėl šios priežasties mes ir esame antros kategorijos, nes prieš tai paskaitoj turbūt irgi minėjau, jūs girdėjote, kad jeigu kas, reikia įsijungti radiją, o mūsų įmonė yra apie tai, kad tas radijas, kad jūs įsijungę radiją kažką išgirstumėt. Turinį suformuoja LRT, telecentras turinį persiunčia kitiems. Turime, tam, kad tai užtikrintume, turime virš 40 skirtingų bokštų visoje Lietuvoje, kurie kiekvienas siunčia televizijos ir radio programas, dirba nei daug, nei mažai, virš 100 žmonių, ir turime daug patirties didelių infrastruktūrinių projektų valdyme. Ir vienas iš tokių tai yra valstybės duomenų centrai, kuriuose yra sukoncentruota daugelio valstybės institucijų ir organizacijų informaciniai ištekliai, duomenys, mūsų visų sveikatos duomenys, darželių duomenys ir visi kiti, kuriuos jūs tik galite įsivaizduoti, gaudami paslaugas iš valstybės sektoriaus. Tai jums čia matosi ir kairė ir dešinė vienas vizualizacija, kažkodėl neįdėjom tikro, bet įdėsim kitoje prezentacijoje kada nors. Bet duomenų centrai būtų pastatyti, įveiklinti, jie veikia, ten valstybės organizacijos talpinasi duomenis. Ir ką mes teikiame, tai teikiame nuo debesijos paslaugų, nuo pačio infrastructure as a service iki programinės įrangos kaip paslaugų. Ir grįžkime, tai čia tiek apie organizaciją, kad suprastumėt, kur mes čia veikiame. Ir nepaslaptis, kad mes esam ta viena iš 1, 2, 3, ant 3 pirštų galime suskaičiuoti organizacijų, kurios turi veiklos tęstinumo įsidiegę standartą. Tai yra visiškai Lietuvoje, tai yra naujas standartas, tačiau visoms organizacijoms labai rekomenduotinas ir ypatingai šių dienų geopolitiniam kontekste. Tai mes šiam standartui ruošėmės beveik metus, netgi daugiau negu metus. Ir prie tos puokštės, kurią matote kairėje pusėje, įmonė tikrai puoselė įvairius standartus, nuo ISO 9001 iki 50001, kas yra energijos valdymas. Šiais metais mes taip pat įsidėgėm ir veiklos tęstinumo vadybos sistemą, kuri yra visiškai nauja Lietuvoje, tačiau labai verta suklusti, o ką mes ten darėm. Kaip ir Edita sakė, mes įsivaizduojame, kad turime ten skambinkite 112 ir tokias panašias taisyklės, kad tai yra viskas, ką mes turime. Iš tikrųjų, mes turėjom jau iš anksčiau veikiančią saugumo ekstremalių situacijų valdymo centrą, kaip tokį virtualų darinį organizacijoje. Ir turėjome tvarkas ir procedūras ir jau galvojom, kad mes jau pusę kelio nuėję, bet pasirodo, net ir tokia esanti organizacija, antros kategorijos, nuo saugumo, pasirodo, mes ten tik 10% buvom nuėję, vertinant šitą platesnį ISO 22301. Nuo ko pradėti?
nuo ko mes pradėjom ir nuo ko kitiems reikėtų pradėti, tai pirmiausia vadovybės įsipareigojimas ir noras turėti tą standartą, nes jeigu vadovybė tam neduoda tokio impulso, tai natūralu tada tas nenuvilnyja ir į kitus skyrius, departamentus ir taip toliau. Ir tai yra labai svarbu, nes tikrai per vidurį tiek sertifikavimo, tiksliau gal pasiruošimo, per vidurį pasiruošimo šiam standartui tikrai pradedi, pamatydamas kiekius informacijos, pradedi trukčioti ir galvoti, gal visgi nereikia, gal čia mes ir taip apsisuksim. Bet kaip sakyt, kadangi vadovybės yra toksai bendras kryptis, kad tą reikia turėti, tai tada natūraliai tas standartas yra įdiegiamas. Ir ką mes turėjome atlikti, turėjome peržiūrėti visas mūsų tvarkas ir procedūras ir ypatingai tas, kurios liečia mūsų svarbiausių paslaugų teikimą ir tos, kurios didžiausią poveikį turi tiek mums, tiek mūsų organizacijai, tiek LRT, kaip pavyzdžiui, tiek mūsų valstybės duomenų centrams, kurie natūralu taip pat turi turėti ypatingą dėmesį. Turėjome nustatyti kritinius procesus, kurie gali įtakoti tų paslaugų sustojimą, o tai yra pakankamai daug žemiškų dalykų. Tai tiesiog nukirptas kabelis, atjungta elektra, užliejimas gal šiuo atveju mažiau svarbus, bet meteoritas irgi gali nukristi, tai turime viską apgalvoti. Turime įsivertinti išorinės veiklas ir, kas labai svarbu, turėjome įsivertinti savo rangovus, nes mes natūralu veikiame ekosistemoje ir negalime vieni visko padaryti, ir tam samdome išorinius partnerius, ir jiems lygiai taip pat turime užduoti klausimus, ar jie tikrai galės per tas 3 valandas ar 2 valandas atvažiuoti ir ypatingai mūsų vertinant įvairias scenarius, tai labai mėgstu tokią datą, sakau, 20 kūčių naktį, 3 valandą nakties, tas kažkokia paslauga sustoja. Tada ką darysim? Tai visi taip aišku, ten po darbo, vakare, penktadienis, dar čia tokia suprantame, bet kūčių naktį, ten 24, kai visi jau kūčiukų privalgė, natūralu, kad tie procesai tada pradėti kitaip mąstyti, o kaip tas paslaugas atstatyti. Ir natūralu, kiekvienai paslaugai reikia įsivertinti maksimalų leistiną sustojimo laiką ir tada žiūrėti, o kaip mes atkursime. Ir tam reikia imti įvairių strategijų ir žiūrėti, ar tai paslauga, kuri turi labai staigiai būti atkurta. Mūsų atveju, jeigu vertintume duomenų centrus ir tas svarbiausias valstybės paslaugas, paimkime LRT radiją, tai jisai turi būti atstatytas čia ir dabar. Tai strategija yra mūsų rizikų tas mažinimo planas N+1, kad visa infrastruktūra, kuri yra toj grandinė, būtų ne tai, kad uždubliuota, bet jeigu yra 3 įrenginiai, turėtų būti dar vienas, kad iš tų 3 įrenginių vienam sugedus, bent vienas dar +1 veiktų ir galima būtų sutvarkyti. Įsivertiname rizikas, natūralu, išorinės ir vidinės, aišku, irgi tas yra labai svarbu, nes tai gali būti ir žmogiškas, ir netgi sabotažas gali būti, tas yra labai gerai, nes gali miegoti ramus, nes mūsų įmonės darbuotojai yra profesionalus, patikrinti įvairių institucijų, sabotažo grėsmė yra, sakyčiau, labai minimali, bet be abejo mes turim tuos dalykus taip pat įsivertinti. Ir kaip minėjau apie tiekėjus ir juos, tai be abejo turi būti diversifikacija ir negalime kliautis vienu, net jeigu ir jis sako, kad aš atvyksiu ir galėsiu suvirinti, pavyzdžiui, optinius kabelius, mes tikrai turime turėti ir tokius, kurie galbūt vėliau tą galėtų kita organizacija, o taip pat mes ir patys apsimokėm, kad maža kas, jeigu ten kažkokį išorinį partnerį neatvažiuos, tai mes patys galėsime tą pasidaryti. Tai apie veiklos tęstinumas dažnai ir daug kalba apie rizikas, kaip mes jas suvaldysim, kaip greitai suvaldysim, bet mes turime kalbėti ir apie tai, kad be to, kad mes valdysim rizikas, ten ir galimybių gali atsirasti. Kaip pavyzdžiui, įsidiegdami saugumo operacijų centrą pas mus įmonės viduje, mes natūralu saugome save, valdome rizikas ir taip toliau, tačiau yra ir galimybė tą paslaugą teikti, mūsų žinias ir know-how perteikti klientams. Tai lygiai taip pat mes iš to suformavome paslaugą ir mūsų žmonės, dirbdami tiek mūsų reikmėms, tiek išoriai gali ir teikia šią paslaugą. Niekas, aišku, visi planai yra planais, jeigu ten nėra pinigų ir resursų numatyta, tai tas yra labai
svarbu visiems atkreipti dėmesį ir nusimatyti natūraliai tiek žmogiškos resursus, tai dar tas dažniausiai įvyksta organizacijų, bet kai perinam prie pinigų ir ten jų reikia daug, tai tada turime labai sverti. Ir čia turbūt toks yra diskusija su savimi, o kiek dar dubliuotas visas sistemas. Nes aš tai jeigu uždubliuosiu, o jeigu ta uždubliuota sugės, nu tai dar turbūt reikia dubliuoti, o jeigu ta sugės, tai tada mes turime, čia irgi turbūt buvo pamoka iš auditorių sertifikatų, kiek daug mes tą turime daryti ir kur yra ta riba, kur mes galim sakyti, na štai tai yra pateisinama jau rizika ir tiek, kiek mes investavom, tiek yra pakankamai. Na ir žiūriu, laikas baiginėjasi. Tai peršoksiu gal prie beveik paskutinės skaidrės, tai tiesiog norėčiau akcentuoti, kad ISO 22301 tai ta sistema, nauja, žinokit tuo skaičių derinį, kuri proaktyviai leidžia valdyti rizikas ir užtikrinti jūsų įmonių organizacijų veiklos tęstinumą. Edita, dar. Taip. Na ir pabaigai grįšiu prie Houdinio. Tai jeigu Houdinis praleido smūgį į pilvą, ar gali jūsų organizacija susikurti su sertifikatais, vadybos sistema, kad jums pavyktų sustabdyti tokią ataką arba tokią grėsmę ir netikėtumą? Tai jeigu jaučiatės pasiruošę, tai kviečiam išsibandyti, sertifikuotis ar įsivertinti. O jeigu netrasūs esat, yra telecentro stendas, kur daug mūsų jaunatviškų kolegų galės papasakoti apie ir standartą, ir kitas mūsų veiklas, kuriomis mes užsiimame. Tai kviečiame užsukti. Ačiū Jums.